Praėjusį penktadienį Klaipėdos universitete vykusiame seminare studentas atstovas jo būtinybė organizacijoje Vilniaus universiteto studentų atstovybės alumni Artūras Šaltis pasakoja apie studentų atstovą, kas jis toks yra ir kam jis reikalingas. Laidos Universitetai LT kūrybinė grupė apklausė ir studentus, ką jie mano apie studentų atstovus ir jų vaidmenį. Tai, man atrodo, ir puikiai pasako, kad studentas yra būtinas organizacinis, be studentų nebūtų organizacijos. Studentas tai yra ta sudėdamoji dalis, tiksliau atstovaujantis studentas tai yra ta sudėdamoji dalis, kuri išsako visų kitų studentų nuomonę, nes administracija tikrai nežinos, ko iš tikrųjų studentų reikia arba kokia yra situacija viduj tarp pačių studentų. Tai žinoma, kad būtinas, nes be jo kaip ir nieko nebūtų. Studentas, būdamas organizacijoje, jis turi savo tam tikrą darbą, kurį atlieka, gali pasidalinti savo patirtimim, savo įspūdžiais, savo nuomonę. Klaipėdos universiteto humanitarinių mokslų fakultetų studentų atstovybės pirmininkė Vaida Snauskaitė pritarė, jog studentas svarbus asmuo organizacijoje ir jis ne tik padeda kitiems, bet ir gauna patirties bei naudingų ryšių. Oi, nauda išties yra didelė. Pradedant nuo to, kad tu gauni patirties labai daugelį sričių iš tikrųjų. Tu, kaip minėjo dabar lektorius, kad tu išmokysi viešai kalbėti, tu gauni labai daug naujų ryšių, tu bendrauji su kitais universitetais, gali pažinti, pamatyti, kaip jie dirba, kuo mes skiriamės nuo jų draugai. Iš tikrųjų labai daug. Ir matyt, dėl to ir aš esu ten jau 4 metus ir tikrai nesigailiu, nes tai tikrai padarė didelį įtaką mano gyvenime. Seminaro studentas atstovas jo būtinybė organizacijoje, lektoriaus Artūro Šalčio nuomonė, dalyvaudamas organizacijoje studentas įgyja 2 aukštojo mokslo diplomą. Artūro Šalčio teigimu, studentas turi žinoti savo teisės ir viešai išsakyti nuomonę. Tiesiog norima pasakyti apie tai, ką turėtų veikti studento atstovas, nepamirštų savo pareigų, nes dažniausiai tiesiog būna išrinkami ir jauni žmonės nesusivokia, ką jie gauna su tuo išrinkimu, kokios jų pareigos yra. Pareigos prieš tos pačius studentus, prieš savo organizaciją, prieš, sakykime, tą pačią aukštąją mokyklą. Tai tą bandoma identifikuoti, įsikalbėti ir kad atverti, praplėsti akiratį, sakykime. Panašu, kad atstovavimas studentų interesams pačių studentų yra suvokiamas ne tik kaip svarbus darbas, bet ir kaip pačiam atstovui naudą teikiantis užsiėmimas. Naudingi ryšiai, patirtis juos užmesgant ir atstovaujant studentams yra puikia investicija į galimas ateities karjeros perspektyvas.